Moterys, kai būna osteoporozė, sako daktaras jau ten ištyrė, kad tau kaulų tas prasideda retėjimas, tai ką, puola gerti kalcį, ne? Bet kur tas kalcis turi nueiti, jeigu osteoblastų nėra? Jeigu nėra tų kaulinių ląstelių, kurios įsisavina tą kalcį. Tai kokia prasmė gerti kalcį, jeigu pas tave osteoblastai siautėja arba tą kaulą ir tas kalcis, jisai, kokia iš jo prasmė? Kokia prasmė gerti kalcį, jeigu pas tave D vitamino dugnas? Tai tas kalcis, jisai kur atsidurs? Bet įdomu, kur jisai tada, ar jis išeina lauką ar kaupėsi kažkur, tai kažkokia forma. Ir kalkina kraujagyslių sienelės. Mes pradedam kaip arbatinukas kalkėti. Kraujagyslės, o kraujagyslės, inkstosios, smulkiosios kraujagyslės kalkėja. Ir žodžiu, mes kalkėjame, jeigu geriame kalcį, jeigu trūksta estrogenų. Tai reikėtų mums fitoestrogenų, kad tas kalcis turėtų kur nueiti, kad būtų tų osteoblastų. Aišku, magnio turi netrūkti, nes magnis reikalingas irgi kalcio įsisavinimui. O jeigu mes nuprakaitavusios, tą magnį praradusios, faktas tada, kad tam kalciui nėra kur dingti. Cinkas. Irgi cinkas yra labai svarbus lytinių hormonų sintezei. Jeigu būtumėt vyrai, čia būtų vyriška auditorija, tai pasakyčiau taip, kad tai yra vaisingumui svarbiausias mineralas. Vaisingumui. Varis gerina odos elastingumą. Matot, viskas yra svarbu ir mes čia apie kiekvieną taip atskirai tikrai nekalbėsim ilgai, bet pereikime prie tokios labai svarbios informacijos, labai svarbios skaitlės omega-3 riebiosios rūgštys. Jeigu jūs šiandien girdėjote daug žodžių, uždegimas, ne? Uždegimas virškinamojo trakto gleivinėse, uždegimas kraujagyslių sienelėse, sisteminis uždegimas. Daug girdėjote žodžių uždegimas. Jeigu dėvisi sąnariai, kaulas į kaulą trinasi, uždegimas. Tai mes turime pačias stipriausias antiuždegiminės medžiagas planetoje. Aš nekalbu dabar apie produktą, aš kalbu apie pačią medžiagą. Omega-3 riebiosios rūgštys. Ir šitų priešuždegiminių medžiagų yra žuvyje, daugiausia laukinėje, jūrinėje. Yra omega-3 riebiųjų rūgščių sėklose, bet, žinot, sėklos, linų tos pačios sėklos, alyvuogės, kanapių sėklos, bet jos omega-3 riebiosios rūgštys yra kelių rūšių. Ir tos laukinių jūrinių žuvų omega-3 rūgštys, jos yra, kaip pasakykim dabar taip, suprantamai ir sutrumpintai. Jos yra pavadinimais DHR, EPR, jeigu esate žuvies taukus gėrusios ir skaičiusios kitoj pusėje etiketę, matėt, ten žuvies taukų tiek, iš jų DHR, EPR, ten tiek. Tai tuo tarpu tos augalinės kilmės yra ALA, jos vadinasi sutrumpintai, ALA rūgštys. Ir tos ALA rūgštys patekusios į organizmą turi pavirsti į tas DHR ir EPR. Turi konvertuotis taip, kaip D vitaminas turi pavirsti į hormoną, taip tos ALA rūgštys turi pavirsti į tas galutinę tą jau rūgštį DHR ir EPR. Ir ta konvertacija vyksta santykiu 1:5, geriausiu atveju, arba 1:10. Aišku, gali būti 1:6, 1:7, bet viskas priklauso nuo kiek tau metų, nuo tavo gyvenimo būdo, nuo tavo organų, ar jis veikia, ar nėra uždegimo, žodžiu, nuo daug tų dalykų. Ir jeigu tu esi jaunas, sveikas žmogus, tai taip, tau daugiau konvertuoja, bet jeigu tu kuo vyresnis, viskas ten lėtėja, žodžiu, mes patys lėtėjam ir viskas lėtėja. Tai aš skaičiavau, čia senokai prieš kelis metus, jeigu man, tai čia prieš kelis metus, kai man buvo 25, tai aš skaičiavau, kad man reikėtų išgerti pusę stiklinės alyvuogių aliejaus ar kažkokio kito to, kur turi jau daug ALA tų rūgščių, šaltinis
Tai tarkim, ar tokio gero kanapių sėklų aliejaus, pusę stiklinės į dieną, kad gauti tą 1 gramą DHR ir EPR. Įsivaizduokit, kad tą 1 gramą gauti tos galutinės jau rūgščių, man reikia pusę stiklinės. Tai aš galvoju, tai kiek kalorijų ten tai pusė stiklinės. Atrodo nekaltas aliejukas, bet, kaip sakyt, gali būti pasiekmės paskui skaudžios. Tai va, tai žodžiu, mes turime iš Neolife omega-3 riebiąsias rūgštis, kur yra 3 kapsulėse 1 gramas DHR, EPR ir plus dar 6 omega-3 riebiosios rūgštys, kurių yra laukinių jūrinių žuvų raumenyje. Jų žuvyse yra iš viso 8. Omega-3 tai yra tik pavadinimas, čia nėra skaičius. Tai reiškia, čia yra 8 tiek, kiek yra gamtoje. Jūs vaistinėje tokio produkto nerasit su žigur. Niekur nerasit. Tai yra pasididžiavimas ir tai yra vienas iš tų produktų, nuo kurių mes pradėjome savo šeimoje tą, kaip sakyti, grubiai pasakysiu, reanimaciją, nes buvo labai rimtų ligų. Ir tai yra sisteminio poveikio. Reiškia, slopina uždegimus, neleidžia jiems atsirasti ir jūs lėtinsite visą tą procesą, kaip ir minėjau, pasikartosiu, kad kraujagysliai neatsirastų uždegimo, reiškia, cholesterolis neliptų. Kad virškinamajame trakte neatsirastų uždegimo, reiškia, kad būtų fermentų virškinimo pakankamai. Ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra ir apie cholesterolį patį, nes jeigu yra tų omega-3 riebiųjų rūgščių trūkumas, reiškia, jūsų organizmas neturės iš ko sintetinti to gerojo vadinamo cholesterolio DPL, kuris yra labai labai svarbus, jeigu kalbame apie tas širdies kraujagyslių ligas, santykį išlaikyti. Ir kaip Ritelė sakė, kad jaunystės eliksyras jau yra išrastas. Fainai, ne? Sakiau, kad nebus vien tik tai blogos naujienos šiandien. Tai, žinot, daug labai iš tikrųjų apie tą kofermentą Q10 skaičiau, labai daug ir seminarų žiūrėjau ir pati tą informaciją rinkau, nes yra tokios prieštaringos informacijos, labai apie viską, ne? Tik sutiksit, kad, atrodo, tai kaip čia yra, vienur sako kavą gerti sveiki, kitur, kad čia nuodas, kitur, kad labai jaučia super antioksidantų daug, kitur vėlgi ten, kad kalcį plauna, ir tada žmogus pasimetė ir nesupranti, tai žodžiu, apie Q10 informacijos tikrai yra labai daug. Kofermentas Q10, mes jį sintetinam visą žmonijos istoriją, kiek mes esame gyvi, mūsų visi, žodžiu, kartos visos, bet tik tai prieš kokią 50 metų vienas mokslininkas tai atrado ir patvirtino, kad mes patys gaminam jaunystės eliksyrą, kofermentą Q10 ir už tai gavo Nobelio premiją, už tai, kad surado. Bet praėjo dar keli dešimtmečiai, kai mokslas sugebėjo pagaminti tą medžiagą papildo pavidale, kad žmogus galėtų būti amžinai jaunas, žodžiu, pagerti to Q10 ir kad niekada nesentų. Ir niekas nesugebėjo pagaminti kofermento Q10 natūralaus papildo. Jisai buvo pagamintas prieš 30 kelis metus sintetiniai formai, labai primena rudą cukrų, ta medžiaga sintetinė. Ir šita medžiaga yra labai su irgi tokia, kaip ir vitaminas D, kaip ir daugelis, žodžiu, tų maistinių medžiagų su ambicijom. Pasirodo, ta sintetinė forma, jeigu mes norim, kad jinai įsisavinta būtų ir kad organizmas ją panaudotų, jinai turi būti kristalizuota, prieš patekdama į organizmą turi būti ištirpinta kokybiškame aliejuje, turi būti ten technologija snaigių, žodžiu, ten daug reikaliukų. Ir jeigu jūs nusiperkate iš kažkur kofermentą Q10, prakerpat kapsulę ar prakandat, išliejate ant popieriaus ir ten matote grūdelių, kristalų, viskas, galit šiukšlinamės tą visą papildą,
nes neturi būti jokių grūdelių, jokių kristalų. Jisai tiesiog neįsisavinama forma yra. Neturi būti grūdelių. Jeigu jūs kofermentą perkate Q10 kietoj kapsuliai, neliejuje ištirpinta, tai net nieko karpyt nereikia. Jau galite iš karto iš šiukšlinę mesti, nes tai jisai turi būti prieš tai, žodžiu, ištirpintas ir turi būti jokių grūdelių. Tokia vat informacija, bet jeigu kalbant apie Q10 toliau, dar kad įdomiau būtų, tai Q10 organizme pasiskirsto nevienodai. Vienom ląstelėm reikia tos medžiagos daugiau, kitom mažiau. Ir kaip tyčia tom reprodukciniam sistemom, tom visos, kur atsakingos už tą vaisingumą, už tą moteriškumą, už vyriškumą, mes šiandien apie moteriškumą, tai kofermento Q10 panaudoja daugiau. Tai jeigu norit, kad jūsų tos ląstelės iš tikrųjų ir žarnyno ląstelės tam tikros estrogenus sintezuoja, ir jūsų riebalinės ląstelės, ir jūsų kiaušidės, jeigu jūs norit, kad pagamintų tų estrogenų dar daugiau ir kaip įmanoma dar išlaikytų ilgiau ir kad nebūtumėt 60 metų jau kaip su tom tik tai kojinėm, kaip matėt paveikslėlį, kad ilgiau, kiek įmanoma ilgiau, tai kofermentas Q10 irgi pratęsia tą estrogenų sintezę, kad ląstelė, žodžiu, to kofermento Q10 jo daugiau pagamintų. Ir dar kas yra labai svarbu, kad Q10 yra ne tik tai, kad estrogenų nepritrūktų, bet tai yra numeris 1 smegenims ir širdžiai. O kam mums smegenys reikalingos? Ir kam širdis reikalinga? Tai vat įsivaizduokite, jeigu moteriai 50+, aš sakau, kuo skubiau nuo 50, aš jau 43 apsiženijau su Q10, bet sakau, jau jeigu prasileidai, tai nuo 50 ženykis su Q10, nes nuo 50 kofermento Q10 sintezė yra labai tokia apgailėtina, nuo 70 jau išvis praktiškai mizeris. Tai nuo 50 metų reiktų apsiženyti su kofermentu Q10, nes tai yra jaunystės eleksyras ir tai pirmiausia smegenim ir širdžiai. Tai nuo to priklausys ir tavo mintis, ar tu pozityviai mąstysi, nes aš šitą produktą vadinu pozityvių minčių generatorius. Jeigu tik tai trūksta pozityvių minčių, jeigu tik tai viskas jau juoda pilka, smegenyse jau nėra spalvų, o man visi sako, būk pozityvi, o neina būt pozityviai. Reiškia, tai yra ženklas, kad trūksta kofermento Q10.